Labas, aš bitės profenėja. Kaip ir jūs, savo vasaros įspūdžius mėgstu fiksuoti mobiliojo telefono kamerą. Šiame video parodysiu 5 triukus, kurie padės išvengti dažniausiai pasitaikančių sunkumų, įamžinant vasaros kelionių nuotraukas. Įsivaizduokite, kad keliaudami pamatote įspūdingą pastatą ar paminklą, tačiau negalite jo nufotografuoti, nes saulė gadina nuotrauką. Čia į pagalbą galite pasitelkti Pro režimą ir reguliuojamų jutiklio jautrumą šviesai bei ekspoziciją. Fokusuojame į norimą užfiksuoti objektą ir reguliuojame minėtus parametrus rankiniu būdu, kol bus pasiektas norimas rezultatas. Jei norite nufotografuoti greitai judančius objektus, pavyzdžiui, lankomo miesto aikštėje skraidančius paukščius ar bėgiojančius šunis, naudokite Burst Mode arba ilgo fiksavimo režimą. Jis leis padaryti daug nuotraukų vienu metu ir vėliau iš jų išsirinkti vieną geriausią. Dar vienas būdas fiksuoti tokius kadrus būtų autofokuso užrakinimo režimas, kuris padės judantį fotografuojamą objektą išlaikyti fokuse. Tiesiog spustelkite ant norimo objekto ekrane ir palaukite, kol pasirodys geltonas kvadratas. Jis liks ir seks objektą viso jo judėjimo metu. Jei keliaujant norite įamžinti vakarėjantį miestą ar žvaigždėtą dangų, tai galite padaryti 2 skirtingais būdais. Pirmas būdas yra naktinio režimo įjungimas telefone. Tiesiog atsidarome telefono kamerą, įjungiame naktinį režimą ir fotografuojame. Antras būdas yra vėl pasitelkti Pro režimą ir reguliuoti jutiklio jautrumą šviesai bei fotografavimo greitį tol, kol pasieksite norimą rezultatą. Tikiuosi, kad šie patarimai padės jums įamžinti įspūdingų vasariškų nuotraukų, kurios sulauks daug širdelių socialiniuose tinkluose. Gerų kelionių!